apie pilietybę. Pastaruoju metu turbūt visi girdėjome visuomenėje garsiai nuskambėjusi Žydrūno Ilgauskas istorija ir po jos Seimo pirmininkė prezidentė pradėjo kalbėti apie tai, kad 2016 metais per Seimo rinkimus gali būti surinktas referendumas dėl dvigubos pilietybės, bet kalbama apie lietuvius, emigravusius į užsienį, šiuo atveju apie Marko situaciją, nes yra atvirkščiai. Tai klausimas Markai, ar manote, kad referendumas yra tinkamas būdas spręsti tokioms problemams? Klausimas Ylai Pankui būtų, jeigu vyktų referendumas ir didelė dalis nubalsuotų už, ir kaip praeitų metų duomenys rodo, kad 55% apklaustų lietuvių sutinka su dvigubos pilietybės idėja, ar gerbtumėte referendumo rezultatus, kaip jūs pats vadinate tautos valią, ir ar laikytumėt žmonės įgautus dvigubos pilietybę lygiaverčiais ir lygiateisiais, bei kaip žiūrėtumėte į žmonės, kurie balsavo už dvigubos pilietybės įstatymą referendumą? Tai ką man apie, ar referendumas yra tinkamas būdas nuspręsti šitą? Nu, aš manau, kad pagal konstituciją vienaip ar kitaip reikia nuspręsti šitą problemą. Tikrai geriau nei nuspręsti su graušėmis ir nemanau, kad aš vienas su mano draugais prancūzais galim organizuoti graušę. Tai jūs turite pakeisti savo konstituciją pagal jūsų valią, kuris būtų tautos valia, o ne tautininkų valia, beje. Aš galiu, aišku, ragint balsuoti vienaip ar kitaip, bet nuoširdžiai čia yra jūsų sprendimas. Ir aš net tyliau, biškai nekalbu apie net žalią tiltą, nes tai irgi vienas iš tų klausimų, kur aš jaučiu, kad tai yra jūsų klausimas, o ne mano vieta stovėti čia ir mojauti vėliavą apie savo nuomonę. Aišku, norėčiau turėti teisę išreikšti tokią nuomonę ir balsuoti referendume, bet vis dar neturiu. Tai aš manau, kad vienintelis būdas yra pagal teismą. Beje, jūs Lietuvoj dėl labai gerų priežasčių Respublikos pradžioj padarėt labai griežtą ir nelankstus konstituciją. Labai nelankstą. Palygint su Britų konstitucija, tarkim, savo, nėra parašyta niekur, kas yra taisyklės ir parlamentas gali pakeisti taip. Bet kokį punktą konstitucijos. Nu, jeigu balsuoja ir dauguma, tai nereikia jokio referendumo. Referendumas daromas Anglijoje dėl konsultacijų žmonėmis, bet parlamentas galėtų atleisti karalieną iš darbo ir ištraukti iš Europos Sąjungos teoriškai per 5 minutės. Jūs to negalit padaryti, tai aš manau, kad gal referendumas būtų vienintelis sprendimas, kaip nuspręsti, ir jeigu vienintelis, tai nėra padaryti. Iš tikrųjų, gal pradėsiu nuo replikos. Jeigu Lietuva būtų sala ir turėtų tokį gynybinį potencialą tiek gyventojų ir tokią įtaką pasaulyje, kaip Didžioji Britanija turėjo priiminėdama savo konstituciją. Tai aš neabejoju, kad Lietuvos konstitucija turbūt būtų lankstesnė. Bet realijos vis dėlto buvo kitos ir puikiai žinome, kodėl Lietuvos konstitucija yra tokia nelanksti. Dabar dėl referendumo. Iš tikrųjų, šitam straipsniui pakeisti reikia, kad ateitų daugiau negu pusę gyventojų, bet to dar neužtenka. Turi daugiau negu pusę balsavimo teisę turinčių asmenų pasisakyti už. Tai 55% kaip ir neužtenka. Turi virš ten berods skaičiuojant, jeigu 57 ar kiek procentų ateis ir visi pasisakys už, tai tada turėsim šitą teigiamą rezultatą. Iš tikrųjų, referendumo valią tikrai gerbčiau ir tikrai, aš manau, visi tautininkai gerbtų, nes tautos valia yra svarbiausias dalykas. Ji ir priėmė šitą konstituciją, ji ir turi teisę ją keisti. Tačiau mane nustebino dviprasmiškas Seimo pirmininkės pasakymas.
ji tik tai išgirdus prezidentės pasiūlymą skelbti referendumą, pasiūlė tą referendumą skelbti su 2016 metų Seimo rinkimais. Tai yra ta pati politikė, kuri prieš nepilną pusmetį sakė, kad negalima referendumų su kitais rinkimais skelbti, nes žmonės yra supainiojami. Žmonės turi susikalbti, žmonės turi rinkimai rinkimais, referendumas referendumas. Tai iš tikrųjų norėčiau mūsų Seimo pirmininkai palinkėti nuoseklumo šitais klausimais. O šiaip tikrai gerbčiau tokią poziciją, bet dėsiu visas pastangas, kad pozicija būtų kitokia mūsų tautos. Dar nesakėte, ar laikytumėte žmonės, kurie turi būti pasiekyti lygiateisius ir lygiaverčius tokias teisės? Na, iš tikrųjų, Lietuvoje pagrindinis įstatymas yra Lietuvos Respublikos konstitucija. Ir jeigu Lietuvos Respublikos konstitucija leistų dvigubą pilietybę, ne tik išimtiniais atvejais, tai aš manau, ta prasme, ne tik aš, o ir visi dori besilaikantis įstatymų Lietuvos Respublikos piliečiai laikytų tos žmonės normaliais piliečiais kaip ir kiti. Tiesiog dabar irgi yra išimtiniais atvejais yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie turi dvigubą pilietybę. Pavyzdžiui, yra tokia sportininkė Tobijas, ne? Nu, man gėda, kad jinai yra Lietuvos Respublikos pilietė, bet aš ją laikau Lietuvos Respublikos. Tai dabar atėjo laikas jūsų apsišaudymui, tokiam kalbiškai tikiuosi, kuris, tikėkime, liks tik žodiško apsišaudymo ir daugiau niekur neperauks. Tai kadangi prieš tai baigė Julius Stankas atsakinėti klausimą, tai dabar Markui eilė užduoti Juliui klausimą, po to atvirkščiai. Gerai. Gal jūs pamatote ant mano savo sienos, aš paprašiau pasiūlymų, ko paklausti apie pilietybę Juliui Pankui, ane? Gerai, pirmas klausimas, apskritai, čia yra mistika ir man, o kas čia Tomas ir dar kažkas. Kas yra lietuvis ir kaip matuoti? Ar tu esi lietuvis? Ar yra appsas, kur tipo gali skanuoti žmogų ir žinoti, kas yra lietuvis? Ar kaip, apskritai? Iš tikrųjų, visą laiką diskusijos, labai geras klausimas, todėl kad diskusijas visą laiką gerai pradėti nuo savokų išsiaiškinti. Tai iš tikrųjų, atsakant, kas yra lietuvis, reikia atsakyti, kas yra tauta. Tai iš esmės, jeigu klausimas, kaip aš suprantu savoką lietuvis, tai aš galiu pasakyti taip, aš ją suprantu dvejopai, kaip ir mokslininkai teigia. Iš vienos pusės tauta tai yra žmonių bendruomenė, kurią jungia bendri papročiai, bendra kilmė, bendra teritorija, ir bendra kalba. Tai yra tauta. Tai yra etninė tauta, etninės tautos sąvoka. Kitas dalykas yra politinė tauta. Šiuo metu moderniam pasaulyje į politinę tautą įeina ir žmonės, kurie turi tos šalies pilietybę. Tai, sakykime, jeigu manęs paklaustų etniškai, kas yra lietuvis, tai atsakyčiau, tai yra žmogus, kuris pagal kilmę yra lietuvis, kuris žino papročius, kuris moka lietuvių kalbą. Jeigu nemoka lietuvių kalbos, tai jau bus lietuvių kilmės asmuo, bet ne lietuvis. Iš kitos pusės yra, pavyzdžiui, toksai Lietuvos istorijoje iš 20 amžiaus pradžios aktyvus veikėjas Jurgis Zauerveinas. Jisai neturėjo nei lašo lietuviško kraujo, bet jis sukūrė giesmę Lietuviais esame mes gimę. Ir man jisai irgi yra lietuvis. Tau, bet kaip matuoti, kaip moksliškai? Kad nebūtų tik Juliaus nuomonė, o kad būtų įmanoma diskutuoti apie lietuviškumą. Nes aš žinau, kas yra karštas
alus man nepatinka. Šaltas alus man patinka. O, tipo, kilmė, nuo ko aš nesuprantu, kaip matuoti. Ar žmogus yra lietuvis, arba ne. Na, iš tikrųjų, jeigu etniškai, tai aš tą patį pakartosiu, kilmė. Tai reiškia, kad tavo tėvai arba tavo seneliai yra gimę Lietuvoje, kad tu turi pagal kilmę lietuviško kraujo. Tai yra lietuvis etninė prasme. Politinė prasme, galbūt atvažiavo tavo seneliai, ar ten tu pats, ar tavo tėvai čia į Lietuvą, išmoko kalbą, naturalizavosi, gavo pilietybę ir tu jau čia, pavyzdžiui, gimei arba, tu atvykai vėliau gal mažas, sakykime, būdamas, bet tu jau savęs suvoki kaip lietuvis. Pagrindinis dalykas vis dėlto yra savimonė. Savęs suvokti. Savęs susijęti su šita tauta, su šita žeme, su šita kultūra, su šita kalba ir su šita valstybė. Tada reikia tiesiog paklausti, ar tu esi lietuvis, ir jeigu atsakymas taip, tada jis lietuvis. Politinė prasme taip, tai dar gerai būtų... Tada apie etninę, tai svarbiausiai tau. Na, žiūrint, kokius klausimus sprendžiant dėl etninės kilmės. Aš manau, kad man svarbu, kad lietuvių procentas, sakykime, Lietuvoje nemažėtų. Dabar mes turim lietuvių etninių 85% maždaug Lietuvoje. Ir iš tikrųjų žiūrint migracijos tendencijas ir žiūrint problemas, kurias sukelia imigrantai toj pačioj Didžioji Britanijoje, toj pačioj Prancūzijoje, man nepatiktų, kad mažėtų etninių lietuvių skaičius procentas Lietuvoje. Jo, aš nenoriu visiškai take over ir godwinizint viską, bet net pats Hitleris negalėjo naudoti kilmės sistemą apibrėžti, kas yra žydas. Ir jeigu net Hitleris negali apibrėžti, kas yra žydas, aš nežinau, kaip bet kas gali apibrėžti, kas yra lietuvis pagal etninę, pagal kilmę, pagal kokią dainą jis dainuoja, aplink kokio dydžio laužo. Tai man vis dar, aš negavau atsakymo, kaip matuoti, ar žmogus yra lietuvis arba ne. Dabar man uždavinė klausimą. Ir po to iš karto seks trumpa patirukėlė. Gerai, aš pradėsiu gal labai paprasto klausimo. Kaip mano oponentas supranta savoką pilietybę? Kas yra pilietybė? Ačiū už gerą klausimą. Jo, kas yra pilietybė? Aš manau, kad pilietybė yra labiau santykiai su valstybė, kuri duoda kažką, reguliuoja kažką. Pavyzdžiui, aš turiu sumokėti už tą valstybę ir jis reguliuoja mano gyvenimą ir dėl to aš turiu būti piliečiu. Bet dabar gaunasi situacija, kur aš tiesiog moku mokesčius, o negaunu jokių kitų, sakykime, statuso nuo tos valstybės. Aš turiu kitą statusą, aš esu gyventojas. Kas yra pilietybė? Kas yra meilė? Beveik visų šitų klausimų bus labai sunku suvokti ir apibrėžti ir dėl to mes pradėjom, kas yra lietuvis, kas yra pilietybė, tai yra visas debatas. Galim apie konstituciją kaip pakeisti, pakalbėti, bet iš tikrųjų, kas yra pilietybė, kas yra lietuvis, kas yra meilė. Ir kodėl aš myliu Lietuvą, noriu tapti piliečiu, bet niekada nebūsiu lietuvis pagal daug apibrėžimų, net jeigu turėčiau paso. Tai turėti pasą yra pilietybė, arba galimybė gauti pasą iš valstybės. Nežinau, kaip apibrėžti. Bet labai techniškai, nes pilietybė
turi tą privalumą, kad tu gali matuoti, kas yra lietuvis pagal pilietybę. Ar turi Lietuvos Respublikos pasą? Nu, turi? Tai aš tikiu, kad tu esi lietuvis, turi dokumentaciją, viskas. Nereikia kraujo tyrimo, nereikia pasakyti man, su kuo močiutė miega. Jau turim apibrėžimą, mes galime eiti prie laužo Joninės ir gerti kartu lietuvišką alų. Viskas panašus. Dabar 10 minučių pertraukėlę, galite išeiti parūkyti, pakalbėti jūsų gyvenimas, jums spręs. Kas čia buvo?